Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas, ir šiandien jums pristatysiu Evolve DNA plokštę. Trumpai apžvelgsim jos visus nustatymus, parametrus, kaip jie per kompiuterį susiprogramuot ir aptarsim, kodėl verta būtent apie ją pagalvoti. Žiūrim. Taigi mes pajungiam USB kabelį prie modo, aišku, įsijungiam pirmąją Skype programėlę. Tada pajungus mums iškart išmeta lentelę, kokį prietaisą mes pajungiam. Čia galite, aišku, iš karto pasirinkti, pervadinti prietaisą, ateityje kaip norėsit, kad jis vadintųsi. Čia savaime, aišku, dabar yra DNA 200 modas, spaudžiam OK. Programėlė iš modo iškart prasisiunčia visus esamus nustatymus, juos užkrauna ir turim tada jau pačią programėlę, kur jau galima keisti modo nustatymus. Tai trumpai apibėkim tada programėlę. Čia galima atsidaryti naują failą, sakykime, štai čia yra įsaugoti šito modo įstatymai. Nustatymai tai galima atsidarę kitą modą, tos pačius nustatymus šitus atsidaryti ir susikelt tenai. Galima įsaugoti esamus nustatymus, viską į tam tikrą failiuką ir paskui įsirašyti. Tai labai pravartu, sakykime, jeigu keičiat modą. Čia undo redo, tai nieko irgi tokio. Čia štai registracija. Čia taipogi prietaisas palaiko pastoviai programinės įrangos atnaujinimus. Tai programėlė šitą visą laiką tikrina, ar nėra kažko naujo. Ir visą laiką galima tik atsiradus iš karto įsirašyti naujesnę programinę įrangą. Čia tada turim įrankius, kalkuliatorius, apie sistemos informaciją, diagnostiką. Čia galim perkrauti prietaisą, USB krovimas. Čia toliau galim prisijungti prie kompiuterio kito. Štai čia. Taip, toliau čia tada mes turim serijinį numerį modo, galim pažiūrėti, nusikopijuoti. Čia tada turim service paką, tai čia turim tada palaukti, kol prietaisas užtemsta, kol jisai laukimo režime, sakykim taip, ir tada susirandam naujausią programinę įrangą, pas mus 200 plokštė, DNA 200, pasižiūrim, kuri naujausia ir galim įsirašyti, tarkim, naujausias, matom, turėtų būti šitas. Open. Ir dabar įrašinėja naujausią service paką. Jisai dadeda funkcijų, sakykime, klaidas kažkokias ištaiso, jeigu buvo padaryta kažkokių vadinamų bugų ar panašiai. Štai matom, service pakas įrašytas, modas vėl įsijungia ir tada dar čia turim pagalbos skiltį. Tai čia irgi viskas paprasta, manau, daug aiškinti nereikia. Einam tada dar pro šitus, sakykime, klavišus, tai čia yra, jeigu norim prijungti prietaisą ir parsisiųs nustatymus. Čia jeigu norim sukelt nustatymus į prietaisą, čia turim analizatoriaus langą, kuriame matom visą informaciją apie prietaisą, tai apie tai šiek tiek vėliau. Ir čia galim atjungti mūsų modą nuo kompiuterio. Ir čia taip pat undo redo mygtukai. Čia tada mūsų išdėstyti yra, galima sakyti, pagrindiniai nustatymai modo. Pradėkim tada nuo pačio pirmo, tai yra profiliai. Profilių langas. Sakykime, čia štai galim pasižiūrėti informaciją apie savo modą internete. Štai, matom serijos numerį ir kada buvo plokštė suprogramuota. Čia tada grįžtam atgal į Skype, galima statyti gamyklinius parametrus. Ir štai matot, išvalo modą ir atstato jį į pradinę gamyklinę būseną. Bet mes galim paimti šitą, paspausti ir mums vėl štai atsidarė čia. Tik tada, jeigu mes jau esam susidėję visą šitą, reikėtų vėlgi įkrauti nustatymus į prietaisą, kad jie įsisaugotų. Nes jeigu jūs atstatysit ir nieko nepadarysit, tai jis taip ir liks gamykliniais nustatymais. Taip, matom vėl
iškrauna, štai vėl išmetėm mūsų logotipą ir prietaisas vėl važiuoja. Taip, dabar čia tada pradėkim trumpai apie profilius. Vienas iš šitos plokštės didžiulių pliusų tai yra 8 profiliai, kuriuos mes kompiuterio pagalba galim susiprogramuoti, susimoduliuoti taip, kaip mums reikia, taip pagal tai, ką mes garinam, kaip garinam ir panašiai. Sakykim, turim patį pirmą profilį ir čia matom, galim užsirašyti naują profilio pavadinimą, kaip jis ant ekrano atrodys, čia galim užsidėti ekrano nuotrauką, paveiksliuką, kurį rodys, kai mes pasirinksim šitą profilį. Pavyzdžiui, tai tokį galim užsidėti nerudenčiam plienui arba bet ką kitą. Paveiksliukų internete galima rasti begalę. Tikrai pagal save galite susimoduliuoti kaip norit. Arba jeigu nieko nėra, tai tada rašys tiesiog medžiagos, kurioje bus naudojama temperatūros kontrolė pavadinimą. Tai va, ir tada, sakykim, trumpai dabar kaip tą profilį nustatyti, pasirenkam vėlgi čia galę, kurią norėsim, kad kaitintų, galim užrakinti varžą, čia aišku galim pasirinkti, kokią mes planuojam naudoti vielą temperatūros kontroliai arba ne. Sakykim, va, jeigu mes pasirenkam nikelį, iš karto mums išmeta tada, kad galim temperatūrą išjungti ir tada reikės įjungti modo pagalba, jau kada pradėsim jį naudoti. Galim užrakinti varžą, jeigu žinom savo kaitiklio varžą. Ir galim padaryti, kad temperatūra būtų dominuojantis režimas šitam profilį, tai kad įjungus jį iš karto būtų tik temperatūros režimas. Čia tada, kaip jau minėjau, galim pasirinkti, kokią mes naudosim vielą. Čia, sakykim, sąrašas dabar tik toks, bet aš jums parodysiu, iš kur tų vielų gauti kur kas daugiau. Čia tada parenkam išankstinį pakaitinimą, kiek norim viską iki pat 200 W, kiek norim, kad mums išankstinę pakaitinimą naudotų galios, kaip stipriai kaitintų ir kiek laiko. Taip pat galim įkelti jau išsaugotą profilį, išsaugoti šitą profilį, kopijuoti šitą profilį, jeigu norim padaryti antrą tik su minimalesniais pakeitimais, kad nereikėtų visko iš naujo dėlioti. Ir dar turim tada kaitiklio analizatorių. Štai čia matom informaciją visą apie savo kaitiklio varžą. Tai matot, kaip plokštė tiksliai gyvus varžos parametrus rodo. Štai kaip viskas čia yra. Čia galim taipogi, kambario temperatūrą rodo, jie gaila Fahrenheitais. Nežinau, kiek tai tikslu, reikėtų pasiskaičiuoti. Bet šiaip iš esmės čia informacija tokia trumpai ir aiškiai pateikiama. Ir čia galime tada užrakinti varžą, atrakinti varžą, jeigu buvo užrakinta, ir įrašyti savo varžą, jeigu mes tiksliai žinom, kokia yra mūsų kaitiklio varža kambario temperatūra. Sekantis profilis, sakykim, vėlgi čia jau nerūdijantis plienas, stiprius pakaitinimas ant 100 W sekundę. Čia vėl nikelis. Sakykim, savo profilį susikurti yra labai nesunku. Jeigu mes, aišku, nenaudojam temperatūros kontrolės, o naudosim galę, galim taipogi susikurti savo profilį. Nusistatom galę, nusistatom, kad mes norėsim naudoti, tarkim, 40 W. Ir viskas. Kitą pasidarom, kad norėsim naudoti, tarkim, norėsim naudoti 120 W, tarkim, ar ne? Ir kitam profilį norėsim naudoti taipogi, tarkim, galę ant kokių ten 15 W. Ir tada galim rašyti nustatymus į modą ir tada realiai, štai čia matom užrakinta, paspaudus palaikom plius ir minus mygtukus. Štai, matom, rodo, kad mygtukai mūsų užrakinti. Paspaudžiam 2 kartus, matom štai nerūdijančio plieno režimą, matom tada sekantį režimą, kurį turim, dar sekantį vietos visos, kurios nustatėm, ir kiekvieną iš jų įėjus mūsų pasitinka vis kiti parametrai. Štai pavyzdžiui, čia matot, viskas atrodo taip, štai čia įėjus jau mes turim visai kitokius nustatymus, štai čia įėjus turim galę, štai čia įėjus į sekantį turim didesnę galę, kurią nustatėm, ir dar į sekantį įėjus turim mažesnę galę, kurią nustatėm. Tai sakykime, vėlgi galim turėti iki 8 skirtingų kaitiklių, kaip galim jų turėti kur kas daugiau, bet esmė tokia, kad
iki 8 kaitiklių, naudojant, kad ir nebūtinai skirtingus, kad ir tą patį kaitiklį. Mums nereikia atlikinėti sudėtingų nustatymų kažkokių, ar tai per modą, ar per kažkur. Mes galim tiesiog nusistatę profilius, susikelt juos į savo modą ir pakaitus kaitiklį mums nereikia, sakykime, nuo 100 vatų užsisukus kokį kaifūną bėgti iki 15 ar 12 vatų, mes tiesiog persijungiam profilį ir viskas. Lygiai taip pat su temperatūros kontrolė, ypač kada naudojam skirtingas medžiagas, skirtingus kaitiklius, kuriuose stovi skirtingos spiralės, reikia skirtingos pakaitinimo iš ankstinio temperatūros, skirtingos varžos, kurią mes galim užsirakinti iš anksto, jeigu tiksliai žinom. Kiekvieną profilį perjungus, įsisaugo tie nustatymai ir užsukus kitą kaitiklį, mums nereikia laukti, kol jis ten pašils, atšals, nusistatyti, užsirakint kažką, vėl nureguliuoti galę, temperatūrą. Mes tik perjungiam profilį, užsukam kitą kaitiklį ir mūsų modas yra suprogramuotas būtent šitam kaitikliui. Tai mes sutaupom begalę laiko, keisdami kaitiklius, vietoj to, kad nustatinėtumėm kažko labai daug, turim profilius. Iki 8 profilių, tai, nežinau, asmeniškai aš naudoju kaitiklių nemažai, bet man jų yra, aš naudoju gal 4 profilius tik tai. Taip, grįžtam tada toliau prie čia. Čia galima dar profiliais pasidalinti. Forume, DNA forume. Štai čia matot. Galima pasidalinti daugybę dalykų. Taip, štai čia mes galim nustatyti savo modo ekrano temą. Kiekvienai akimirkai, kada modas išmeta vieną ar kitą pranešimą, kada jis įsijungia ir užsirakina, mes galim nustatyti savo keltus paveiksliukus. Štai, matot, čia pas mane jau daug nustatyta. Iš esmės galim nustatyti gamyklinę temą, jin atrodo štai taip. Viskas labai paprasta, nieko įspūdingo, bet mes galim štai čia, sakykime, kaip vėl minėjau, įkelę čia arba įsisaugoję temą per čia, įkelt savo norimą temą ir tada matom, kaip mūsų modas pasipuošia debesų lyga pradiniu ekranu, čia tada neturim nieko, o štai kaip atrodo jau kitaip stealth ir normal režimai. Dėl varžos, kada modas klausia, ar nori matyti varžą, jeigu pas mus yra įprastas ekranas, jis atrodo taip. Jeigu ekranas pas mus bus štai toks mūsų paties įkeltas, galim pasirinkti, ar norim matyti varžą ant šito ekrano, arba ne, sakykime, jeigu įsidedam kokį nors ten tokį paveiksliuką gražų ar panašiai, kad nereikėtų. O jeigu jau pasirenkam, kad norim matyti varžą, tai mums tada reikia nustatyti tikslę poziciją, kur mes norim, kad mums tą varžą rodytų. Tai čia pasižaisti, pasigaudyti pagal save, kad būtų sena nauja varža prie jas ir pasirinkimų. Čia toliau kaip užrakinta, vėlgi viskas galima apsiversti, pasidaryti, pasikoreguoti. Ir va štai tokie visokie, kitokie paveiksliukai, kitų įspėjimų atveju. Galima išsaugot, sakykime, dabartinį modo ekraną ir užsidėti ant bet kur. Bet, sakykime, šito tikslo aš nematau. Ir galima bet kurį atstatyti gamyklinį arba įsaugot turimą paveiksliuką. Čia tada galim pasirinkti, kada mes norim matyti bateriją. Baterijos ikoną, kuri rodo, kiek likę baterijos, tai galim pasirinkti, kad rodytų visuose ekranuose, tik pagrindinėme ekrane, arba tik ekranuose, kuriuos ir turėtų rodyti. Aš esu pasidaręs taip, kad rodytų tik pagrindinėme ekrane. Ir toliau čia turim tada look and feel punktą. Čia mes galim pasirinkti, per kiek norim, kad mūsų eitų gale. Tai tarkim, uploadinam nustatymus, atrakinam modą. Ir matom, mums bėga modas per 0,1 vatą. Bet mes galim pasirinkti čia per 0,1, 0,2, 0,5, 1, čia kada pagreitėja, per kiek bėgtų. Ir čia taipogi per kiek bėgtų laipsnį. Sukraunam viską į savo modą. Ir jisai tada jau bėga per 1 vatą. Kas asmeniškai man labai patogu. Vis tiek niekas negarina per 19,2 ar 3 vatų. Štai čia turim tada mūsų ekrano nustatymus. Čia mes galim pasirinkti ekrano kryptį, kaip norim, apsiverst. Ar jisai bus į dešinę pusę, ar į kairę, pagal tai, kaip mums labiau patinka, sakykime, kairė rankė, dešinė rankė esat. Čia kiek mūsų klaidos išmeta kartu arba statusą, kiek laiko rodo. Ir čia tada mes jau matom patį ekraną ir ką galim jame nustatyti. Sakykime, čia yra jau ekranas temperatūros kontrolės,
spiralėms, jeigu naudojam kaitiklius, o čia yra kaitikliai, ką rodys mūsų ekranas, kai naudojam paprastą galios režimą. Tai čia galim dabar kiekvienam laukelį pasirinkti iš begalės, tikrai daugybės funkcijų, ką nori matyti. Varžą, voltažą, temperatūrą, baterijos įkrovos procentą, baterijos įkrovą vatvalandėmis, kiek USB kabelių gaunam, galios, amperažo, voltažo, bendro baterijų paketo, visų 3 baterijų arba lipo baterijų voltažą, arba kiekvienos baterijos voltažą individualiai, amperažą, plokštės temperatūrą, kambario temperatūrą, įtraukimų skaičių, paskutinė naudota energija, paskutinė naudota galia, temperatūra Fahrenheitais, Celsiais paskutinį kartą, mūsų turimos medžiagos pavadinimą, vielos, kurią naudojam, arba profilio pavadinimą. Tai čia jau tikrai šitus galim visus 3 mes koreguoti, tai tikrai, manau, kiekvienas gali įsirinkti, ką jis nori matyti ir tai bet kaip labai patogu. Ir atskiras eina ekranas krovimui, sakykime, standartiniai galios režime, turim varžą, voltažą, baterijos įkrovą procentais, o jeigu mes pajungiam modą krautis, jisai tada mums pasirenkam, kad rodytų bendrą baterijų paketo voltažą, koks USB krovimo amperažas, srovė kokia ir kiek mūsų baterijos yra įsikrovę, arba vatvalandėmis gali matyti, arba kažkurią bateriją individualiai, arba temperatūrą galų gale plokštės. Tada čia turim apie ryškumo nustatymus. Čia mes tada matom, kai mes spaudžiam kaitinti, galim pasirinkti, ką mūsų ekranas norim, kad darytų. Jis gali išblankti į tam tikrą ryškumą, nusistatyti, laikinai nusistatyti arba nieko nedaryti. Tai sakykime, čia mes būtent reguliuojam ryškumą ekraną. Čia reguliuojam, čia ryškumas, kada mes būtent kaitinam. Čia ryškumas, kada modą tiesiog reguliuojam, nustatinėjam, kada jis tiesiog įjungtas. Čia modas, kada jau pritemsta, kokį mes norim naudoti ryškumą. Ir čia, kokį mes norim naudoti ryškumą, kada modas kraunas. Tai kada jis kraunas, galim padaryti, kad jisai visiškai nieko nerodytų. Galim padaryti, kad jisai šviestų ryškiai, kad matytume visą šią norimą informaciją. Ir čia taipogi dabar jau apie išblankimą ekrano. Tai čia per kiek laiko ekranas vėl įsižiebia, čia per kiek laiko jis išblanksta, čia po kaitinimo. Galim pasirinkti, ką nori mūsų ekranas, kad darytų. Ar tai aktyvuotųsi, ar įsijungtų, arba nieko nedarytų. Ir čia mes turim tada, kiek laiko mūsų ekranas išlieka aktyvus. Ir čia kiek laiko jisai būna pritemęs, tai šito nustatyto tamsumo, o po to jis užgesta visai, o jeigu pajungtas krautis, pereina tada į štai šią vietą. Dabar kalbėsim apie vielas. Kaip matėm, profiliuose mes galim susikelt mums reikalingą vielą, medžiagą, kurią naudojam savo spiralėms, kad galėtume kaitinti, temperatūros kontrolę naudoti. Ir štai čia mes tada turim sąrašą įkeltų vielų į kompiuterį, štai čia turim sąrašą vielų, kurios yra modė, tai galim jas perkelt, tarkim šitą atgal grąžinti į modą, štai čia matom, kaip eina visa šita kreivė kaitimo, pavadinimas ir ant ekrano ką rodys, jeigu, sakykim, tas pasirinksim, kad mums rodytų medžiagą, tai šitą trumpinį rodys tenai. Ir kad tai yra temperatūros kontrolės spiralė. Čia galim viską nustatinėti. Štai čia galim kilnot, tampyt šitus visus, praplėsti ir panašiai. Sakykim, aš čia baisiai tų kažkokių reguliavimų nerekomenduoju daryti. Jeigu nežinot, ką darot, tai geriau tada nieko nedarykit, nusistatykit ir bus ramu. Arba galit eiti dar lengvesnių kelių, sakykime, štai čia, jeigu nėra vielos, kurią jūs norit naudoti, spaudžiam čia, mus tada atkelia į Evolvo puslapį ir tada turim štai nuorodas į vielų gurų, sakykime, taip, ir štai čia galim jau pasirinkti, kokią vielą mes naudojam. Pasirenkam vielą, kokią mes norim, sakykime, paprasta viela, paprasta SS316 viela, apvali ar kaspinas, tai sakykime, ar plokščia, ar storis įtakos neturi, koeficientas iš esmės vielos vis tiek yra toks pat, nes jis yra taikomas metalui. Ir tada štai čia spaudžiam 2 na 200 ir mes turim tada CSV failiuką.
tą failiuką mes parsisiunčiam. Parsisiuntus mes jį tada galim įkelt. Import materials spaudžiam. Štai čia nieko neturim. Galim parsisiųst. Parsisiųsim failiuką. Mes jį parsisiunčiam. Einam vėl į Scribe. Spaudžiam čia. Spaudžiam čia. Čia. Open. Ir štai čia mūsų atsirado viskas. Šitas. Visa ta kreivė pasikeitė įkelus tą failiuką. Taip, sekantis tada galim mes naudoti ne tik šitą kreivę ją nustatinėti, bet galim padaryti pagal koeficientą. Tai sakykime, nerūdijančio plieno 316L koeficientas yra 0,00092. Ok. Ir mes štai turim 316L Elite koeficientą. Jis štai čia įkeltas. Mes jį tada išsaugot nieko nereikia, jis jau yra įsaugotas automatiškai. Tada mes galim grįžti čia, pasirinkti, tarkim, 8 profilį, on screen name. Galim nusistatyti štai taip. 316 Elite, 200 W hardas, 1 temperatūra. Čia galim taipogi nusistatyti, norim iš karto kokią naudot galę. 50 W ir Celsius, kad būtų 200 laipsnių. Upload settings to device. Mūsų modas įsikelia visą šitą informaciją. Ir mes va štai dabar šį visą profilį, kurį mes įsikėlėm, pasidarėm, parsisiuntę, naudosim, parodysiu, kaip veikia temperatūros kontrolė. Ir štai čia mes turim dar šiek tiek nustatymų. Sakykime, čia šitie nustatymai skirti jau yra šiek tiek pažengusiems vartotojams. Aš nelabai čia lendu, tai kas nenusimanot, irgi tikrai nerekomenduoju labai čia daug kažką baisiai maklevot, nes paskui prisispaudinėsit. Nu vėlgi, prisispaudinėsit, atstatysit gamyklinius parametrus ir viskas turėtų būti gerai. Nu bet aš nerizikuočiau. Trumpai tada aptarkim, ką mes matome ekrane. Tai būtų čia tada mes galim nustatyti norimą mum galę. DNA plokštė, kaip jau minėjau, trijų, sakykime, šiandien ką rodžiu jums variantų. Tai jeigu mes ir nustatysim 200 W ant DNA 250 plokštės, kuri naudoja tik 2 baterijas, mum rodys vis tiek tik 167. Jeigu ant 75 W, tai irgi nusimušys iki 75, bet tarkim 200 mes galime apriboti iki tarkim 100 W ir mūsų modas turės, realiai bus galima panaudoti tik 100 W. Nusistatysis iki 200 W, tačiau kada mes užstatysim, tarkim, 150 ir spausim, kad kaitintų, mum ekranas išmes klaidą, kad yra viršyti maksimalūs nustatyti modo vatai, galia maksimaliai nustatyta ir mum vis tiek kaitins tik iki tiek maksimaliai, kiek mes parašysim čia. Tai, sakykime, aš rekomenduočiau savęs neribot, 200 drąsiai kalam ir paliekam kaip nustatyta, nebent. Nes šiaip gamykliškai būna, kai kurių 200 W modų nustatyta 100 W, tai pasikelkite iki 200 ir susitvarkysit čia, jeigu kažkam pasitaikė, kad nenustebtumėt. Tada čia apie baterijas matom, galim pasirinkti, kokią mes bateriją naudojam, kokią tipą, sakykime, pasirinkam ličių polimerų baterijas. Čia matom bendrą baterijų paketo vatvalandžių skaičių. Čia galim pasirinkti, kiek baterijų naudoja mūsų plokštė. Tai sakykime, čia yra RX DNA 200 Limited Edition. Pasirinkam 3 baterijas, nes jis naudoja 3 ir pasiskaičiuojam, kiek yra mūsų baterijų vatvalandžių skaičius. Tai jeigu naudojam baterijų paką, lipo baterijų paką, tai prastai būna ant jo parašyta, kokia yra jo talpa. Jeigu paspaudžiam OK, metam tada, kad voltažas baterijų pako yra 3,37 volto baterijas, tai 11,1, 3 selių ir va čia galim tada parašyti, kokios, tarkim, talpos tas baterijų pakas yra ir mums iš karto paskaičiuoja, kiek yra vatvalandžių. Jeigu naudojam ne šitą, o naudojam paprastas 18650 baterijas, tai va, sakykime, šito mano modo
baterijos yra sudėtos po 3100 mAh, 3 baterijos voltažas yra 3,7 V, spaudžiam OK ir mums paskaičiuoja, kad tai yra 34,41 Wh. Tai nėra itin tikslu, galim bateriją savo protestuoti, bet tai labai ilgai užtrunka, jis ten įkrauna, jas iškrauna, kaitina pastoviai, aš to nedariau, man veikia puikiai ir taip. Čia pasirenkam tada, kada norim, kad mūsų baterijas jau atjungtų. Čia galim vėlgi maksimizuoti modą, krovimo režimą tiksliau, arba įtraukimam, arba įkrovimam. Vėlgi pademonstruosiu, kad modas, kada kraunasi, jisai realiai, kada mes įkaitinam, jisai nesikrauna. Matot? Jisai atsijungia. Jisai nustoja krautis ir naudoja baterijas. Na šiaip, sakykime, štai šitų, kad pasirinkimo didelio, nežinau, aš naudoju ir vieną ir kitą bandžiau, didelio skirtumo tikrai nepastebėjau. Čia tada galim nusistatyti savo kreivę baterijų. Tai sakykime, vėlgi, jeigu suprantat, ką darot, galit pasireguliuoti, jeigu negalit pasiieškoti internete, yra CVS failų su šitų iškrovimo profilių tam tikrų baterijų. Įsikelti jį ir naudoti pagal jį, nors šiaip, sakykime, aš tai palieku gamykliškai, man viskas puikiai veikia, bet čia vėlgi nesigalim praplėsti ir panašiai. Čia maksimalus tada iškrovimo amperų limitas. Čia aišku, ką mes benustatytumėm, vis tiek modas nusistatys pagal save. Čia štai turim, kaip minėjau, tą baterijų analizatorių. Tik jeigu mes jį paleidžiam, nustatom, kokią galę mes norim kaitinti ir jis tada paima. Įrašinėt galim ir va, jeigu startuojam, tai dabar tą kaitiklį ant 400 W ir naudos. Pilnai įkraus baterijas, tada jas pilnai iškraus ir tada berods vėl pilnai įkraus. Tai labai ilgai užtrunka, tai aš šito nesu atlikęs. Nu ir aišku, čia tada varža modo. Kiekvienas modas turi šiokią tokią savitą varžą, vis tiek kontaktai, jungtis, laidai. Aišku, nėra didelė, sakykime, čia gamykliškai yra 0,03 Ω. Tai, sakykime, tai teisu. Plius minus paklaida. Čia šitas, žinokit, nepasakysiu, kas per daiktas. Čia, sakau, aš į šitą skyrelį labai stipriai nelendu. Nu ir čia galim apsikeisti mygtukus, sakykime, tai labai patogu, jeigu mes apverčiame ekraną, kad mums mygtukai taipogi apsiverstų, pakeistų savo pozicijas ir galėtumėm naudoti jos kitaip. Ir čia, aišku, jau modo atvėsimo, temperatūra ir panašiai. Čia taipogi, sakykime, turim dar modo pačią analizatorių, kuris štai taip testuoja visą šitą dalyką, temperatūrą. Nu, visą plokštę, sakykime, analizuoja temperatūros atžvilgiu. Čia aš taipogi nelendu, sakykime, kas tikrai nelabai gaudotės, tai, nu, geriau nelysk. Ką čia parodžiau, pasidarom, o ten jau tik, sakykime, patyrusiam garintojui. Nu ir čia jau tada paspaudžiam research. Čia galim vėlgi pasižiūrėti, kaip mums išeksportuos serijinę informaciją, modą. Ir čia štai dar visokių dalykėlių. Galim, sakykime, užrakinti varžą arba palikti, kad automatinė būtų, gale, kad būtų užrakinta arba kad reguliuotųsi, temperatūra vėlgi ar užrakinta ar išjungta, ar kad reguliuotųsi. Lygiai taip pat ir, sakykime, įtraukimų skaičių galim pasidaryti maksimalų, kada jis išjungs. Energijos limitą tam tikrą sunaudotas, kad modas nebeveiktų. Laiko limitą, kada modas sunaudotas, kad nebeveiktų. Ir čia galim tada pritaikyti, sakykime, štai taip ar ne, tarkim, įtraukimų limitas 10 000 slaptažodis. Nu, tarkim. Štai, ir po 10 000 įtraukimų mūsų modas nebeveiks, neduos skaitint ir, sakykime, kol mes šitą kol mes šito nepadarysim, jis turėtų teoriškai neleisti mums veikti vėl. Taigi, štai apie tada pačius nustatymus tiek. Štai prijungiam tada prietaisą prie kompiuterio, spaudžiam Connect and Download Settings, pasirenkam mūsų tada moduką, VT75 Nano. Describas susisiunčia visus nustatymus iš modo, štai matom visus profilius esančius šitą modę, temperatūros kontrolę, viską. Galim štai pavyzdžiui įsikelt tą patį medžiagas visas, kurias turim,
sakykime, čia jos vat vėlgi skiriasi, mato, čia modė yra kol kas mažiau, tai mes visas jas galim persikelti. Štai čia, va, tarkim, šitą. Nu, galia ir kantalis iš esmės yra tas pats velnės. Štai. Ir pagrindiniai skirtumai, kaip matot, šviečia lempukas, kai modas kraunasi. Tai yra tame, kad plokštė 75 W, šiek tiek kitokia. Čia mes tada negalim jau rašyti talpos baterijų, bet tai nėra skirtumo, nes mes vieną bateriją tik naudojam. Tai nieko iš esmės nekeičia. Daugiau funkcijos plius minus tokios pačios. Čia tada tik aišku, vat, kaip minėjau, galim parašyti, kad ir 200 W. Bandom įkelti ir vis tiek vat, tai jisai nusimuša iki 75. Nu, nes plokštė 75 W, tai tų 200 mes ir nepadarysim. Ir sakykime, vat, štai čia yra dar vienas skirtumas dėl to lempuko. Šiaip daugiau visi nustatymai iš esmės yra tokie patys, tiek temperatūros kontroliai, tiek visur kitur. Tik štai čia mes galim susikoreguoti savo tą lemputės švietimą. Kada kaitinam, kada kraunam, kaip šviečia, kada pilnai pasikrauna. Čia galim pasidaryti perėjimus, kad lemputė mirksėtų, arba galim pridėti tiesiog vieną spalvą kokią. Tarkim, mėlyną. Ir viskas, ir tada mums švies ta lemputė mėlyna. Taip. Ir galim tada įkrauti savo nustatymus, arba ir tada atjungti prietaisą. Ir dar, kaip minėjau, turim štai prietaiso analizatorių visą. Čia galim gauti išsamią informaciją apie mūsų įrenginį. Tai čia matom baterijų pako įkrovimą, visą baterijų paketo bendrą. Čia kadangi modas vienos baterijos, tai mums aišku rodo vieną bateriją, jeigu yra 3 baterijos, rodo bendrą ir visų 3 atskirai. Taipogi tada čia matom galę, kokią mes naudojam. Štai, va, matom, jeigu kaitinam, mums keičiasi kreivė, viskas keičiasi, modas pastoviai skaičiuoja, analizuoja, galim stebėti visus šitus nustatymus, pasirinkti, ką mes norim matyti kreivę, galim įrašyti visą šitą grafą. Ir dar čia šiek tiek nustatymų galim, tarkim, per kompiuterį padaryti, kad modas kaistų tam tikrą laiką. Galim nustatyti galę čia vietoj, galim nustatyti temperatūrą ir panašiai. Tai va, štai dar toks naudingas lapas, kada norim šiek tiek išsamesnės informacijos apie tai, kas vyksta su mūsų modu. Taigi aptarėm, apžvelgėm mūsų visą plokštės programėlę, su kuria galim nustatyti, susimodifikuoti plokštę pagal save. Pati plokštė, jinai nėra tai, kad būtų viena modė, tai nėra konkretus vienas daiktas, jinai daugybė įrenginių visokių yra naudojama, sakykime, tiek šis riboto leidimo gražuolis, tiek šis, tiek vienos baterijos turim štai tokį mažiuką. Visuose juose stovi šita plokštė, jinai, aišku, šiek tiek skiriasi, čia yra 75 W plokštė, čia stovi 250 W plokštė, o čia yra 200 W plokštė. Bet visas pagrindas plokštės, tai kad jin yra viena tiksliausių mikroschemų garinimo rinkoje, išlieka bendras. Tai būtent tik dalis tų nustatymų, ko viena ar kita plokštė skiriasi pagal sakykime, savo išleidimo datą. Tai su šita programėlė Scribe visas jas galite susikonfigūruoti pagal save. Tai trumpi gal pliusai minusai plokštės būtų. Aišku, tai nėra konkretaus modo apžvalga, tad apie korpusą nepasakosiu, nors šiaip visi iš esmės DNA modai, jie yra brangesni, tačiau jie yra pagaminti labai kokybiškai, lyginant su, sakykime, tom pigesniem kiniškom modų versijom. Aišku, šitie irgi kiniai pagaminti, bet plokštė yra amerikietiška. Tai kas būtent liečia plokštės, skirtumas tikrai ženkliai kitoks. Pradėkim gal tada trumpai nuo minusų. Tai didžiausias minusas, ko gero, būtų tada, kad plokštės mes per patį modą daug nustatinėti negalim. Galim persijungti, įsijungti temperatūrą, užsirakinti varžą, labai viskas trumpai. Bet būtent į jau tuos tikslius nustatymus reikia mums bėgti kompiuterį. Aišku, tai tuo pačiu didelis pliusas, nes kompiuterį mes galim begalę visokių pakeitimų atlikti. Labai tiksliai viską susikonfigūruoti pagal save. Tai
čia toks, nu, ir pliusas, ir minusas. Šiaip bendras dar minusiukas būtų tai, kad, nu, sakykim, jeigu nemokat naudotis, sakykim, garinime naujokai esant, tai jo, šiek tiek reikės, žinokit, padirbėti, pasistengti, pasižiūrinėti šitą video, pasižiūrėti, pasitestuoti, pasižaisti tuo visų Scribe programėlės nustatymų meniu, kaip tą modą būtent prisitaikyti savo. Bet didžiulis pliusas, kad kai jau susidraugavot su šito modu, tai apie kitus nebegalvojat. Nu, asmeniškai aš tai dabar naudoju vien tik tai DNA baterijos modifikacijas, su kokia plokštė tai bebūtų. Nu, dar minikinas buvo vienas iš tų modų, sakykime, brangesnių, kuris taip jau tikrai ilgam lipo. Kas liečia tuos tokius jau tikrai modus, kurių neatsisakai, o statai jau blogiausiu atveju kolekciją, jeigu atsibost. Pereikim tada, manau, dar gal prie pliusų, tai būtų, kad šiaip pats visas nustatymas yra labai paprastas. Nu, viską nustatinėti yra labai paprasta, kelių mygtukų pagalba, mes viską darom, susistatom pagal save, kaip norim, bet kurią smulkmeną, plus labai tiksliai veikianti temperatūros kontrolė. Štai čia, sakykime, aš turiu dabar įdėjęs nerūdienčio plieno 316L spiralę ir matėt mes, kur įsikeliam tą profilį, dabar mes su šito profiliu galim pabandyti pažiūrėti, kaip veikia temperatūros kontrolė. Matom, yra nustatyta 200 laipsnių Celsijaus, ta matot, yra sausutėlė. Nu ir pažiūrėt. Nu, matot. Modas kaitina, bet realiai nekaitina. Nes pasiekus tam tikrą temperatūrą, jis įsijungia. Sakysit, neveikia, ar ne? Štai sudrėkinus vatą skysčių. Va, matot? Tie patys nustatymai. Tik viskas šlapia ir važiuoja. Tai vat būtent temperatūros kontrolė ir buvo sugalvota tam, kad kada mes garinam, kad mūsų vata nesudegtų ir mes negautumėm to vadinamo dry hito, kad negautumėm sauso, o kad pasiekus tam tikrą temperatūrą plokštė išsijungtų ir nebekaitintų mūsų spiralės. Štai taip, matot, sausas nedegė, dabar va, puikiai važiuoja. Tai va, tai tada šiaip apie šitą plokštę tada tam kart manau tiek. Čia buvo daugiau supažindinimas su tuo, kaip ją nustatyti per kompiuterį. Apie vieną ar kitą modą daugiau tada gal papasakosim ateityje per tam tikrą modą apžvalgą, o apie pačią temperatūros kontrolę, manau, dar išvysit ne vieną vlogą. Tai tam kartui tada tiek. Savaitgalį girdėjau praneša gerą orą. Akinius linką įdėsim, kur rast apačioj. Gero jums debesiečiai gero.